Šiandienos patiekalas – vištiena grietinėlės padaže. Jums reikės 300 g ilgagrūdžių ryžių, maišytų su laukiniais ryžiais, 100 g špinatų, 400 g vištienos filė, 200 ml neriebios grietinėlės, 200 ml vandens bei aliejaus. Prieskonius galite maišyti patys, bet aš jums rekomenduoju Maggi Idea vištienai grietinėlės ir žolelių padaže. Sudėtyje rasite petražolės, baziliką, raudonėlį, mairūną, čiobrelį ir subalansuotą kiekį druskos. Naudojant iš anksto paruoštą Maggi Idea prieskonių mišinį, patiekalą paruošti daug greičiau. Metas gaminti, pradėkime nuo mėsos. Vištienos krūtinėlę supjaustome kąsnio dydžio gabaliukais. Sumetame vištienos krūtinėlės gabaliukus į keptuvę su įkaitintu aliejumi, tolygiai apkepame. Sudedame špinatų lapus. Maggi Idea pakelio turinį sumaišome su grietinėle ir vandeniu ir supilame į keptuvę. Troškiname, kol padažas sutirštėja. Ryžius išverdame pagal instrukcijas ant pakuotės. Štai ir viskas. Į dubenėlį sudedame ryžius, troškintą vištieną ir pagardiname šviežiais špinatų lapais. Skanaus!